Šiandien lankomės Vilniuje, daugiau nei 100 kvadratinių metrų name, kuriame apdailą atliekame jau porą mėnesių. Šioje laidoje apžvelgsime pagrindinius atliktus darbus bei pagrindinius iššūkius, su kuriais teko susidurti. Dar prieš pradedant darbus atlikome objekto dalinės apdailos apžiūrą. Šios apžiūros metu nustatėme kelias vietas, kurios kėlė nerimą. Tokios kaip momentais atšokęs sienų tinkas, netolygiai išlindusios mūro konstrukcijos, kurias reikėjo panaikinti, bei skirtingai suformuotos durų angos. Trūkumai nebuvo kritiniai, tad klientui nurodžius juos vystytojui, jis greitai sureagavo ir geranoriškai sutiko kompensuoti taisymo darbus. Dėl to labai džiaugiamės. Na, o mes per pirmuosius darbų mėnesius atlikome pagrindinės elektros instaliacijos korekcijas, išvedžiojome rekuperacijos ir kondicionavimo komunikacijas, sumontavome šilumos siurblį, suklijavome vonios plyteles bei atlikome reikiamus gipso kartono darbus. Kliento prašymų, norint formuoti lubų įgilėjimus bei nišą su paslėptais apšvietimais pirmame aukšte, buvo pasirinktas gipso kartono lubų formatas. Kadangi antrame aukšte lubos bus lygios, šioje erdvėje naudosime ekonomiškesnės įtempiamas lubas. Abidvi medžiagos turės baltą matinį atspalvį, tarp jų tikrai nebus pastebimas vizualus skirtumas. Kaip matote, šiuo metu atliekame glaistymo darbus ir ruošiamės dažymui. Šiame etape ypatingai svarbus kruopštumas, kadangi viso objekto perimetru, vietose, kur gipso kartonas jungiasi su skirtingomis medžiagomis, tokiomis kaip mūrinės sienos ar langai, yra formuojamos šešėlinės kompensacinės siūlės. Šios siūlės sukuria minimalų tolygų tarpą tarp dviejų plokštumų, apsaugantį nuo galimų jungiamųjų vietų trūkių ateityje, kai galimai pastatas judės. Kadangi dauguma sienų turės tiesioginį akcentinį apšvietimą, mums buvo ypatingai svarbu išgauti labai lygų sienų paviršių dažymui. Momentais dėl tam tikrų kalnelių, įskilimų ar duobių tinko sluoksnyje buvo gaunami kelių milimetrų aukščių skirtumai. Tad teko imtis papildomų priemonių sienoms lyginti, tokių kaip stiklo audinio tapeto klijavimas prieš glaistymo darbus. Užklijavus jį ant pastebimai įtrūkusio tinko sluoksnio, elastinga medžiagos savybė sugeria tolimesnius minimalius sienų skilimus, taip nepažeidžiant ant viršaus užtepto glaisto ir dažų. Pagrindinius plytelių klijavimo darbus vonios bei tualeto patalpose jau atlikome, tačiau užbaigus dažymo ir grindų montavimo darbus, už manęs esančią sieną klijuosime didelio formato plytelėmis su specialiu akcentiniu apšvietimu. Kaip atliksime šios darbus ir kaip atrodys galutinis variantas, sužinosite kitose apdailos apžvalgos laidose. Na, o jeigu ir jūs domina pilna vidaus apdailos paslauga ir norite sužinoti preliminarią darbų kainą, siūlome pasinaudoti mūsų internetinę apdailos skaičiuoklę, kurios nuorodą rasite video aprašyme. Šiam kartui tiek ir susitiksime kitose laidose.